Aš esu Dovydas Čimerka, kitaip žinomas kaip CMRK. Esu Lietuvos techno didžėjus bei produceris ir vykdau šią veiklą gal kokius 5-6 metus. Čia buvo pradžia 2018 metų. Pradėjau atrasti tą meilę muziką ir aš tiesiog norėjau parodyti tai tiek už pulto, tiek dalindamas su draugais. Tai kažkaip spontaniškai atėjo, dėl to draugas man parodė, kaip pagroti, pavyzdžiui. Aš pažiūrėjau, kaip jis groja ir norėjau pabandyti pats. Aš aplamai žiūriau į tą naktinį gyvenimą kaip atvirus galimybės atrasti tą savo atsipalaidavimo būdą, tiek šokio aikštelėje, tiek prie barų, atrasti kažką naujo, susipažinti su žmonėm ir tiesiog galima susipažinti su naujom instaliacijom, su realių dalykų, ką negalima pamatyti dieniniam gyvenime. Čia buvo 2019 metais, pirmas buvo renginys, kurį teko aplankyti, tai Kably Nocturnas. Aš dar gerai prisimenu, kad aš laukiau eilėje ir turėjau groti I Hate Models. Ir stovėdamas eilėje aš sužinojau, kad sutriko skrydžiai jo ir turėjau pakeisti mūsų scenos didvyrės Andrew Black Helmetas. Prieš kokius gerus 6 metus dar buvo mokyklos laikais. Aš parodžiau savo pirmus kūrinius, kurie visiškai neįtema dabar su mano stilium. Vienas draugas parodė man Dax Jails, Aristotle Boiler Room setą. Ir aš tai pasižiūrėjau ir tai blemba, wow, aš tai irgi norėjau taip kažkaip pabandyti pagroti ar kažką. Čia visiškai kitoks mąstymas dar tada buvo. Bet iš tikrųjų, tiesiog surrealu man buvo pamatyti, kaip jis groja, kiek jisai turi grotuvų priešais jį ir norėjau tiesiog kažkaip atsižvelgti ir pabandyti. Čia buvo prieš irgi 2 metus Haksan klube. Aš tai konkrečios dainos negaliu atsiminti, bet įsimintinesnis dėl to, nes buvo daugiausia žmonių iš mano krašto palaikyti. Ir tas buvo, aš tai atsimenu gerai, kad tai buvo vasaros pradžia ir tai buvo žmonių energija maksimali, tiek daug šypsenų mačiau, man dėl to taip įsimintiniausias gigas buvo. Ir tiesiog aš kai grojau, tai irgi maks energija. Festivalis tai galbūt Glitch festivalis labiau, o šiaip vienareikšmiškai norėčiau paminėti, kad Berghain klubas. Čia turbūt ne dėl tos socialinės medijos, bet man apskritai visada buvo tokia paslaptis, kas ten viduje gali būti ir aplamai dėl ko visi žmonės kalba, kas ten tokio žiauraus ar labai ypatingo. Tai kartai po manęs, tai aš tai gal pasiūlyčiau tiesiog nesilaikyti trendų ir per daug negalvoti. Tai tiesiog seka savo širdį ir neklausyk, ką kiti sako ir būk savim.